Hello, pupsikai! Šiandien mes filmuojam savo pirmą video ir mes sugalvojom padaryti kaip ir prisistatymą, tai mes Sukūrėm 11 klausimų, kaip ir ieškojom idėjų dėl klausimų, nes mes pirmą kartą filmuojam, beveik pirmą kartą, bet kelsim pirmą kartą tikrai. Tai va, pirmas klausimas. kokie mūsų vardai. Tai aš esu Emilija. Ir aš esu Daniela. Jo. Antras klausimas yra, kada gimiau. Tai aš gimiau birželio 26 ir Emilija gimė. Aš gimiau rugpjūčio 30 ir mano gimtadienis. Tai kiek man metų? Man 12. Vat, man greit 13 būsiu, jau būsiu didelė. O taip. Ir man yra 15. Jo, jau tikrai didelė. Pas mus skirtumas 2 metai. Jo. Daug. Kokioje... O protas vienodas. Kokioje klasėje mokomės, tai aš mokiausi 8, bet dabar, kai bus rugsėjo 1, mokysiuos jau 1 klasėje, taip išeina, kad 9. Jo, o aš būsiu 7. Buvau 6, aišku. Iš kur aš esu, tai aš esu iš Jaunimo kaimo, bet taip tai Širvintų rajonas. O aš esu iš Vilniaus. Mūsų hobiai, tai mano hobiai yra kaip ir dainavimas, piešimas, ten šokiai, taip tai gal sportas, ten koks tinklinis krepšinis, futbolas gal kartais ir taip tai gal kažkokį žaidimą žaidžiu ir viskas. Ir dabar Emilijos hobiai. Man patinka važinėtis dviračiu, paspirtuku, man labai patinka važinėtis, nėra skirtumo kuom, bet važinėtis top. Mėgstu šok, TikTok dance. Jo, TikToko neturiu. Jo, ką aš dar mėgstu? Jo, mėgstu irgi tinklinį, man patinka žaisti. Yra, kažkas tokio. Tai sekantis klausimas, kurį mes sugalvojom, tai yra, kai mes susidraugavome, tai paprasta buvo diena, niekas negalvojo, kad taip atsitiks. Tai žodžiu, jinai jau ne pirmą kartą jinai mane buvo mačius, aš ne pirmą kartą buvau mačius. Ir jinai tiesiog važinėdavo dviračiu prie mano namų, tai sakau, ne pirmą kartą mačius ją buvau. Ir pas mane tiesiog buvo tokia draugė atvažiavus, mes kažkaip nelabai bendravom, bet jinai tokia mažytė, buvo 6 metai, 7, kažkas tokio. Na ir jinai tokia sako, važiuosim su elektriniu paspirtuku. Tai žodžiu, mes kai važinėjome su paspirtukais, jinai tuo laiku buvo prie tvoros ir mus matė, kaip mes su Augustė važinėjom. Tame greitė Augustė auka. Tai vat, ir mes tiesiog Danielai rėkėm labas princesė ir tokius dalykus. Mes dar buvom, jo, labas vanelė, labas princesė, aš jos nepažinojau, Augustė irgi jos nepažinojo. Tai vat, ir aš tiesiog paskui priėjau prie tvoros ir tiesiog susipažinau, paklausiu ten koks vardas. Tai žodžiu, čia viskas tai Augustė, taip nebūtų. Jo. Sekantis klausimas tu. Tai kodėlgi mes esam draugės? Mes esam draugės todėl, kad, kaime čia nelabai yra žmonių. Mergaičių mūsų amžiaus. Panašaus mūsų amžiaus, nebent tik tais kažkokios ten 5-metės, ten, nežinau, tokios, neįdomu šiaip. Ir kažkaip tai mes labai ilgai bendraujame ir nežinau, ką daugiau pasakyti. Sekantis klausimas, kurį turbūt norėtumėte jūs išgirsti, tai ar mes turime augintinių? Taip, aš turiu. Jos vardas Pupa. Čia gal kažkur nuotrauka Daniela dės, nežinau. Ir aš turiu irgi gyvūnų, tai čia yra mano katė Taja. Ar turiu tokį šunį Dorą, o čia irgi nuotrauka. Tai ten nelabai tavo, bet tavo senelių, bet kaip ir tavo. Kaip ir mūsų. Jo. Tai va. Ar mes turim brolius ir seseris? Taip, ir aš turiu brolį Oskarą ir jam greit 8 bus metai rugsėjo mėnesį. Dabar Emilija. Jo, aš turiu sesę, kurios vardas Austėja. Jai 7 metai. Čia, daugiau nežinau ką pasakyti. Ir paskutinis klausimas, ką mes ruošiamės filmuoti, kokį kontentą mes bandysim daryti. Šiaip eksperimentuosim, manau. Kažką bandysim naujo. Žiūrėsim, kas mums labiau patiks, kas mums patogiau bus filmuoti, nežinot. Nelabai norėtųsi filmuoti tai, kas mums nepatogu, tiesiog kas... Nemalonu. Jo, ką mes nenorim, tai kas mums nepatinka. Tai, žinoma, bus pilna vlogų, labai daug bus. Gali būt bus atskirai, nes aš kaip būsiu Vilniuje, jinai čia bus ir mes nebent tik susitikinėsim, pavyzdžiui, rugsėjį, visą tą rudenį, žiemą. Gali būt, kad per atostogas susitikinėsim tik tai savaitgaliais arba per atostogas. O jūs tik laukit žiemos. Bomba bus. Tai va.
Ką čia dar norėjau pasakyti apie kontentą? Bus challenge, manau, gal. Bus prankų, manau, gal. Jo. Tai va. Daugiau nežinau, nereikia pasakyti. Čia... Tai kaip ir mūsų visi 11 klausimų kaip ir baigėsi. Kaip ir viskas, aš nežinau, ką dar pasakyti. Karočią. Rugilė. Top. Tai va, šitaip mūsų vlogas baigėsi. Čia ne vlogas, čia tiesiog video. Kaip Prisistatymas. vlogas prisistatymas. Tai va. Bye bye, pupikai. Ate.